Šiandien Panevėžio miesto žiniose matysite. Su profesinė švente pasveikinti mokytojai. Miesto savivaldybė lėšų regioniniams projektams įsisavinimo lyderė. Panevėžio rajono bendruomenių sąjunga rengėsi ataskaitiniai rinkiminiai konferencijai. Naujamiestyje unikalus dvaro parkas. Bene gausiausia iš visų švietimiečių bendruomenė rinkosi į profesinės dienos šventę. Iškilmingai minėta Tarptautinė mokytojo diena. Miesto pedagogai pasirinko Cido arenos erdves rajono Juozo Miltinio dramos teatrą. Džiaugtasi galimybę apdovanoti labiausiai nusipelniusius, padėkoti kolegoms ir puoselėti gražiausias tradicijas, be kurių ši rudens šventė jau nebeįsivaizduojama. Na ir kaip kasmet jau tradicija irgi mokytojų dienos proga paskelbsime 2011 metų mokytoją, kuriuo tapo Mokinių kūrybos ir sporto centro aviatorių būrelio vadovas Vitalijus Sologubovas, jis taip pat ir Smilgių vidurinės mokyklos mokytojas, nuoširdus, geras, žemietis, čia mūsų rajono žemė išaugęs Vitalijus tikrai nuo Raguvos atėjo iki Smilgių ir iš tikrųjų padeda auklėti jaunąją kartą savo pavyzdžių gyvenimo, savo darbų, kūrybą. Na, tai manau, kad ši diena tikrai tokia šventiška, kiekvienam mokytojui paliks tokį atokvėpį ir kad iš tikrųjų mokytojai ir šiais laikais yra mylimi, gerbiami, be jų iš tikrųjų nėra kelio nei į vieną profesiją, nei į vieną specialybę. Metų mokytojų išrinktas Smilgių vidurinėje mokykloje mokytojaujantis Vitalijus Sologubovas neneigia. Toks darbo įvertinimas malonus. Tačiau, sako, priimas jį ne tik kaip dovaną, bet ir kaip įpareigojimą, pabrėždamas, jog ne tik šiandien, bet visais laikais mokytojui svarbiausi ne ministerijų potvarkiai. Mokytojui reikia kantrybės, neskaičiuoti valandų, mylėti mažą žmogų, vaiką, pasiaukojimo reikia ir turbūt nesidaryti toli, bet žiūrėti aplink save, matyti patį mažiausią, patį vaiką ir atiduoti save taip pat jam. Tas, kuris nesimoko pats, mokyti negali, įsitikinęs metų mokytojas. Štai ką jis kalba apie tobulėjimą ir apie mokyklą, tapusią likimu. Kai buvau jaunesnis, tai negalvojau, kad reiks mokytis visą gyvenimą. O dabar pamačiau, ne tik dabar, bet jau ir visada matau, kad mes niekada nebaigsim mokyklos. Ta gyvenimo mokykla yra pats darbas, pati kūryba ir manau, kad kol gyvenam, tol mokomės. Statistiniai duomenys skelbia, kad tarp Panevėžio regiono savivaldybių pagal lėšų regioniniams projektams įsisavinimo rodiklius Panevėžio miesto savivaldybė lyderiauja. Įsisavinta beveik 24% Europos struktūrinių fondų lėšų. Įgyvendinami per 63 investiciniai projektai, tarp jų būtų, jeigu vardinti, 34 projektai regioniniai, 15 valstybinių, 5 konkursiniai ir 9 iš nacionalinių programų finansuojami projektai. Žodžiu, ketinama panaudoti per 37 milijonus litų ES lėšų regioninio planavimo projektams. Daugiau nei 40 milijonų valstybinio planavimo projektams ir iš kitų nacionalinių programų dar trupučiuką iš viso per tą laikotarpį nuo 2007-2013 metų planuojama panaudoti apie 80 milijonų. Dabartiniu metu, pasak savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojos, įgyvendinami 25 projektai. Ne visos investicijos pastebimos plika akimi. Nemenka lėšų dalis tenka planavimo darbams, kitaip tariant, pasiruošimui vykdyti numatytus tikslus. Tačiau renovuotų švietimo įstaigų ar išasfaltuotų gatvių nepastebėti neįmanoma. Gal nelabai realiai matosi, bet pasijaučia konkrečiai darbe informacinės technologijos. Nors ir tai matome, žiūrėkime, jeigu į mokyklą žvilgterėsime mokiniai, jau elektroninį turi dienyną, ar ne? Tėvai žino kiekvieną buvimą, nebuvimą vaiko, kiekvieną pastabą, sakykime, pažymį gautą ir taip toliau. Tai irgi matosi ir jaučiasi. Gal kartais mes norim vienu kartu labai daug.
visa tai vyksta palaipsniui. Neneigiama, jog didžiausia kliūtimi įsisavinant europinius pinigus tampa ilgos viešųjų pirkimų procedūros. Vėliau nepatenkintų pirkimų rezultatais rangovų skundai. Nepaisant to, dar šiais metais ketinama pateikti 5 projektų – 2 mokyklų modernizavimo, psichikos dienos centro įkūrimo, 33 žvyruotų gatvių asfaltavimo paraiškas. 55 gyventojų bendruomenės vienijanti Panevėžio rajono bendruomenių sąjunga rengiasi ataskaitiniai rinkiminiai konferencijai. Todėl sąjungos vadovo teigimu spalį numatyta šaukti bendruomenių atstovų susirinkimus seniūnijose, pristatyti 2011–2015 metų veiklos strategiją, kuri iš esmės skiriasi nuo buvusiosios. Ta kartelė trupučiuką pakelta aukščiau. Kadangi bendruomenės tobulėja, organizaciniai klausimai gerėja ir visa kita, nežiūrint to, yra įvairių problemų, kurias matom ir komisija mato, kad reikia būtinai šiam laikotarpį pabandyti spręsti. Tokios problemas tai yra, sakysim, to žmonių aktyvumo stoka, problemos įtraukiant jaunimą į bendruomenių veiklą. Šitokie akcentai ir yra taip pat atsispindi šitai strategijai. Naująjį dokumentą, pasak Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos vadovo, rengė ne tik šios organizacijos darbo grupė. Jai talkino Žemės ūkio ministerijos specialistai. Todėl siūloma gerai išstudijuoti būsimąsias veiklos kryptis ir teikti savuosius pasiūlymus. Taip pat pasirengti bendruomenių sąjungos tarybos ir pirmininko rinkimams. Todėl, kad mes norim, kad ta iniciatyva tarybos rinkimo ir pačio pirmininko rinkimo iš tikrųjų išplauktų iš pačių bendruomenių pasiūlymų. Žodžiu, tada mes pačioj konferencijai atliksim tokį jau, taip sakant, organizacinį darbą. Oficialiai balsuosim ir atrinksim tos kandidatus, kurie iš tų kandidatų, kurie yra pasiūlyti bendruomenių. Aišku, čia yra visuomeninis pagrindais dirbamas darbas, savanoriškumo pagrindais, žodžiu, reikalaujantis daug labai laiko ir energijos ir taip toliau, bet jeigu žmogus dalyvauja kokioje nors organizacijoje, nusprendė dalyvauti, tai jis dirba toje organizacijai, antraip jis nusprendžia nedalyvauti. Naujoji Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos strategija paskelbta Panevėžio rajono savivaldybės ir vietos veiklos grupės internetinėse svetainėse. Šeštadienį ji dar kartą bus išspausdinta ir Panevėžio rajono laikraštyje Tėvynė. Spalį tradiciškai kone visi naujamiesčio gyventojai tampa skulptoriais. Tiesa, ne akmenis tašyti ar iš bronzos lieti čia skubama. Iš auksų švytinčios faktūros, šiaudo, rišami įstabiausi meno kūriniai. Štai šįsyk pakviesta pasivaikščioti po šiaudinį dvaro parką. Šiemet juos darom funkcionales gal daugiau, kad žmogus galėtų praeiti pro vartus, pajusti to gamtos grožį, šiemet nuostabus labai ruduo yra, pajusti šiaudo kvapą ir dvelksmą, atsisėsti ant suolo, pasisupti supynėse. Tai yra šitoks mūsų noras šiemet tokį sukurti parką. Projekto koordinatorė Rima Serdikevičienė pasakoja, kad 6 metus įgyvendinama šiaudinių skulptūrų plenero idėja ne tik kad nepabodo ir neišsikvėpė, tačiau nuolat tobulėja, sudomindama vis daugiau dalyvių. Nors pripažįstama, kurti iš šiaudo, tokio atrodytų lengvo ir šilkinio, nėra paprasta. Taip pat reikia čia jėgos, reikia medinių karkasų, kad būtų sukalti. Čia mums padeda vyrai. Reikia, kad iš pagatų būtų tvirtai prisukti šiaudai, nes jie išsipešioja, jie iškrenta, kad tos figūros įgautų formą. Tai yra nelengva. Mintis sukurti seno dvaro parką, pasak projekto koordinatorės, išsirutuliojo itin paprastai. Porą metų naujamiestiečiai Karpio dvare rudenį statydavo spektaklį. Šiemet jis neįvyks. Užtat pasivaikščiojimas po parką bus.
Kad jis būtų kuo malonesnis, stengiasi nuo mažiausio iki didžiausio. Šiemet bandom daryti kol kas dar tik pradėjom, vazą su gėlėmis, kad su gėlių puokšte, kuri turėtų atspindėti dvaro puokštes, dvaro gėles. Ir tiesiog bandom kažkaip lipdyti. Na, iš tikrųjų nelengva, kai turi tik tai piešinuką, apie kurį galvoji, ir kai jį turi įgyvendinti, kaip viskas turi atrodyti, nors dar gerai nežinai, tai tiesiog sunku iš tikrųjų padaryti. Žmonės skulptūrų pievelėje įsikuria bemaž visai dienai. Neatsitiktinai čia kunkuliuoja pilnas katilas sriubos. Na, o svečius senasis dvaro parkas bus pasiruošęs priimti šeštadienį. Tądien skelbiamos oficialios atidarymo iškilmės. O prieš lapkričio 1 visos šios šiaudinės grožybės virs ugnies misterija.